Kaip galvoji, uždirbai dėl to, kad esi geras investuotojas ar dėl to, kad rinka gerai augo? Nelaikau savęs labai gerų investuotojų, nes tiesą pasakius, kai pirkdavau pačius pirmosius butus, tai nei per daug ilgai aš jų ieškodavau, nei per daug nusiderėdavau kainą ir man net būdavo juokinga, kad aš savo draugui, kai jis bandydavo nusipirkti, gaudavau geresnį dylą negu kad savo. Aš savęs nelaikau, kad ten kažkokiu jau super talentingu investuotoju, tiesiog man sukrito korta, kad aš pradėjau 10 metų atgal, dabar atrodo, kad jau senokai pradėjau investuoti, bet tuo metu 2017 aš eidavau į Tomo Bogdanovičiaus kursus, turėjau gal 3-4 butus ir Tomas Bogdanovičius jau tada turėjo 40. Ir aš galvodavau, blema, 40, kaip aš norėčiau būti jo vietoje, ne? Ir nuo 2017 metų, praėjo 9 metai ir aš esu toj vietoje, kad turi 40 plus. Tai manau, kad laiko faktorius man labai padėjo. Ar antras sykį NT tiek brangs Lietuvoje, kiek jis brango per pastarį 10-metį, aš asmeniškai manau, kad ne.